Esu mokymų studijos manikiūrininkė įkūrėja. Taipogi kūrėm priemonių distribuciją, įvežam priemonės iš kitų ES šalių ir teikiam pilną servisą būsimiem specialistam, būsimiem ir esamiem specialistam. Norėjau kažką keisti, o mane įkvėpė buvusi kolegijos studentė. Taipogi į kolegiją įstojo kažkada tai su noru keisti. Jinai šiaip labai geras kosmetologas. Man toks didelis autoritetas buvo kaip po kolegė. Aš ją pasitikėjau, tikėjau, mačiau kaip stiprų, tvirtą specialistą. Galvoju, noriu būti tokia. Einu ir aš mokytis. Vienas dalykas tai yra tas bendras išsilavinimas, ar ne, kurį suteikia kolegijai, jis yra pakankamai stiprus. Mes lietėm ne vien tik tai kosmetologinius specialybinius dalykus, bet ir bendruosius, kas liečia medicinos mokslo, ar ne, ir manęs netgi paklausė kolegės, iš kur tu tiek daug visko žinai. Tai tas toksai bendras paruošimas iš tikrųjų jis pakankamai geras. Nes mes mokėmės ne vien tik tai veido masažo, o ir anatomijos ir šiek tiek su lygomis susipažinom. Tai tikrai gyvenime šitie dalykai, ką aš mokiausi, man nemaišo. Linkiu susikurti tolimuosius tikslus. Tai yra tai, ką jūs norite pasiekti per ne mažiau kaip metus, 2, 5, ar ne, bet pavyzdžiui, jūs norite pastatyti namą. Ir tuomet sukurti artimuosius tikslus, kurie padės jums įgyvendinti tos tolimuosius.